Šiame pavyzdyje parodysime, kodėl nepavyksta įkelti paveikslėlio naudojant Joom Gallery komponentą ir kaip to išvengti. Taigi pirmiausiai einam į komponentą Joom Gallery. Spaudžiam ant paveikslėlių įkėlimas. Parenkam norimą paveikslėlį. Priskiriam kategoriją, įvedam pavadinimą ir spaudžiam mygtuką įkelti. Kaip matome, buvo išvestas klaidos pranešimas apie tai, kad buvo viršytas leidžiamas atminties dydis. Tai yra leistinas atminties dydis apie 12 MB ir vykdant miniatiūros kūrimo operaciją, jis buvo viršytas. Dabar, kad suprastume, kodėl atsitiko ši klaida, pabandykime atsidaryti paveikslėlį, panaudodami piešimo programą GIMP. Pasirenkam tą patį paveikslėlį ir spaudžiame atverti. Toliau einame į punktą paveikslėlis ir paveikslėlio savybės. Atkreipkite dėmesį, kad nors failo dydis diske yra tik 542 KB, tačiau norint jį parodyti ekrane, jo išpakuoto dydis užima 23,5 MB. Tuo tarpu tinklalapis.net sistemoje leidžiamas paveikslėlio dydis yra tik tai apie 12 MB. Tai ką mums reikia atlikti, tai sumažinti paveikslėlio dydį tiek, kad jis neviršytų 12 MB. Taip pat atkreipkime dėmesį, kad paveikslėlio išmatavimai yra 2048 taškai ant 1280. Kai paveikslėlis rodomas ekrane, jis išplečiamas iki tam tikro dydžio priklausomai nuo ekrano skiriamosios gebos. Ir pavyzdžiui, ekrane, kurio raiška 1440 iš 900, rodomas vaizdas, dalis rodomo vaizdo nueina visiškai per niek. Vadinasi, įkelti didelės raiškos paveikslėlį į internetą ir jį rodyti gali būti visiškai nenaudinga, kadangi kokybė paveikslėlio rodymo nuo to visiškai nepagerėja. Vadinasi, mes sumažinsim paveikslėlio dydį tiek, kad jį leistų įkelti į serverį ir tuo pačiu neprarasim visiškai paveikslėlio išvaizdos ekrane. Einame į paveikslėlis, keisti paveikslėlio dydį. Nustatome paveikslėlio aukštį, sakykime, 600 taškelių. Spaudžiame ištempti ir išsaugom paveikslėlį naujų pavadinimų. Galim pasižiūrėti, kiek paveikslėlis užima atminties dabar. Taip, matome, kad jis užima 15,5 MB, tačiau atšaukiami žingsniai yra 10,1 MB ir tai reikštų, kad iš viso paveikslėlis šiuo metu užimtų apie 5,4 MB. Pabandykime dabar šį failą įkelti vėl į savo tinklapį. Kaip matome, paveikslėlio įkėlimas sėkmingai pavyko
Peržiūrėkim, kaip jis atrodo tinklapį. Jeigu būtume įkėlę didesnės raiškos paveikslėlį, šiuo metu jis vis tiek nebūtų rodomas didesnis. Ir jo vaizdavimo kokybė tikrai nebūtų geresnė už tą vaizdą, kurį mes matome ekrane dabar.